Sveiki visi, čia Julija ir sodininkė mėgėja. Šiandien dar papildomai noriu Jums parodyti savo antrą krūmą Vanilla Fries, kaip aš jį noriu paformuoti. Šiek tiek anksčiau jau nukarpiau žiedus, o dabar ir jau kažkiek tai, kaip matote, jau apgenėjau šakas. Ir čia šaka labai augo viena arti kitos, nes, kaip ir minėjau, aš tik tai šiemet pradėjau intensyviau domėtis hortenzijomis ir, kaip matote, galite su manim pasižiūrėti, kaip buvo ne visai teisingai formuojama hortenzija ir ačiū Dievui, jos yra pakankamai gyvybingos, todėl daug ištvėrė. Aišku, žiedai pirmais metais, tai šiemet parodė gražius didesnius žiedus, o iki to laiko žiedai buvo smulkus ir patys krūmeliai buvo labai smulkus. Tai matot, ar ne, kiek buvo palikta žiedų. Aišku, šakos per tą laiką sustorėjo. Tai yra didelis pliusas, nes yra toks karkasas, kuris jau gali laikyti savo žiedus. Yra ir tokios storos šakos, praktiškai siekia piršto dydžio, bet čia, pavyzdžiui, tokios klaidos jau šiemet, tokios klaidos jau nedaryčiau, nes, kaip matot, buvo palikta šaka ir ant jos dar maža šakelė išaugo ir, aišku, kai didelis svoris, jos linksta ir, aišku, dėl to hortenzija negali laikyti, neturi jėgų laikyti didelius žiedus, ypač jų yra daugiau. Čia, matot, tikrai buvo daugiau. Taigi, tokia situacija. Tai turime du pagrindinius kotus. Tai vienus, ar netgi jie čia buvo du, bet jie taip labai, matot, suaugo, net buvo pavadinimas čia, bet taip jie augo ir jie taip, žodžiu, pasiženijo. Jo, nelengvas bus man irgi čia, nors ir tik tai žiūrėjau video, bet ir kaip ir visi sako, čia yra labai kūrybiškas procesas, reikia labai pasižiūrėti, kaip kas čia žydės, kaip teisingai eis. Ir čia yra antroji šaka, kuri labai arti auga. Aš jums kitos pusės parodysiu. Labai arti auga šalia kitos pagrindinės šakos, tai man čia irgi kol kas klaustukas, kaip mes čia su ja toliau, kaip čia ją reikės vystyti. Bet, aišku, prioritetas bus torom šakom ir pradžioje aš galvoju, kad paliksiu pavasariui, bet labai man niežti rankos ir aš turbūt apkarpysiu dabar, kol šiandien šilta, su rezervu, o pavasarį jau nugenėsiu, jau žiūrėsiu, kaip sprogsta pumpuriukai, tos naujos akutės ir genėsiu, tada formuosiu papildomai. Tai kol kas, kadangi neturiu stovo, tik pradedančioji esu, tai kol kas aš galima pabandyti. Tai ką mes matome, gal žiūrim čia, kur turbūt lengviau. Tai yra labai stora šaka, bet norint, kad jinai išlaikytų svorį ar ne, ir galima pasižiūrėti, kad pas ją čia, nors aišku, čia kažkaip kaip ir nušalo tos akutės, bet tikrai yra vadinamųjų miegančių. Tai dėl to aš manau, kad aš ją paliksiu maksimaliai ties, kaip aš manau, nežinau, čia ar yra akutė, 1, 2, čia tokios jos neaiškios.
bet aš manau paliksiu ties šitą ribą ir pavasarį pamatysim, kaip jinai peržiemojo. Greičiausiai pažeminsiu iki šitos ribos. Tam, kad, ar ne, jeigu aš teisingai suprantu, kad, jeigu čia teisingai, nelabai aš užčiuopiu, bet čia gal akutės kažkokios. Bet kažkaip man atrodo, kad čia ir čia. 1, 2, 3. Ir jeigu pagal visą logiką, ar ne, jeigu aš taip apkarpysiu žemiau, tai tada iš abiejų pusių turėtų išeiti jau 6 atskiri stiebai, tai reiškia 6 žiedai vien ant šitos šakos. Ar ne? O jūs pasižiūrėkit, kiek daug yra, todėl, ir mamai išmaitinti tiek daug vaikučių irgi reikia jėgų. Todėl, kaip ir minėjau, dėl atsargos, kadangi čia dabar neužčiapiu labai taip intensyviai, aš kol kas apkarpysiu čia taip aukštai, o tuomet pavasarį jau matysiu, kas pabunda. Šita šaka labai gera, jinai neteisingai, čia buvo teisingai suformuota ir nuėjo čia į vidų. Tai tos vidinės reikės atsisakyti, o palikti čia. Tas pats, o iš šitos pusės, jeigu žiūrint šitą šaką, tai jau kaip aš ją įrodžiau, žiūrėkit, kaip jinai, kokia jinai čia tokia lanksti, nėra stipri, todėl aš ją turbūt pažeminsiu iki šitos dalies. Žiūrim dabar čia, irgi tvirta yra šaka, tai aš ją paliksiu čia irgi labai keistai su tom akutėm. Tai greičiausiai paliksiu aukštesnę. Čia irgi aukštesnė. Taip. O tą irgi kol kas paliksiu ties 3 akutėm. Dabar šita viena kol kas irgi. Teisingiausia būtų šią vidinę pašalinti ir palikti tik tai šią. Man tuomet gal čia gan tuštoka gausis. Matot, kaip nelengva. Linkti ir pasižiūrė video, viskas aišku, bet kai prieini prie savo krūmo, tai iš tikrųjų labai nelengva. Kol kas pradėkim su tuo, ką jau pradėjom. Karpysiu, kaip aš ir pagalvojau, tai šiek tiek aukščiau. Taip, tada čia 3 aukščiau. Taip, žiūrim čia dabar. Kaip ir minėjau, čia labai įdomiai tos akutės, jos kol kas čia kažkas matosi, bet gal paliksiu aukščiau. Tuomet šita šaka, kaip ir minėjau, jinai dabar šiek tiek atsikėliau, nes, aišku, pirmiau reikia apsižiūrėti. Tai čia kampas šitas kaip ir gerai. Dabar žiūrim tą atskirą koją, kuri dar liko. Tai matote, teoriškai šitos kaip ir nereikia, ar ne? Nes yra graži šaka. Stora, o čia kaip ir eina į krūmo vidų. Bet kaip ir visiems blogeriam, iš tikrųjų kol kas gaila ją kirpti, todėl šiemet aš turbūt paliksiu ją žemai,
dar paliksiu ją žemai ir pasižiūrėsim, kas čia gausis. Jeigu turit savo nuomonę, parašykite komentaruose, ar paliktumėte tą šaką, ar mestumėte lauk, nes jo. Taip, na ir čia kol kas paliksiu. Kokia gera šaka, nes sunkiai pasiduoda nupjaunama. Taip, na va, tai pusė krūmo jau atrodo taip su tuo karkasu. Taip, dabar žiūrim čia, kaip ir gražiai susiformavo, bet ir kaip ir nelabai kas joms trukdytų, tik tai reikia karpyti žemai, ar ne? Tai, na, nenoriu, kad būtų didelė apkrova, todėl palieku po vieną akutę, nes iš čia tada išeis viduriukas po iš šonų po dvi naujas šakas. Ir turbūt čia apkarpysiu taip, o čia taip. Taigi, kol kas situacija tokia. Ir aišku lieka šita vat šaka, kur matote, irgi vėlgi aš dėl neišmanimo apkarpiau, bet na, palikau aš ploną šakelę ir iš jos, taip, jos išėjo dvi akutės, bet jos irgi plonos. Tai mano tikslas vis dėlto palaukti, išlaukti, duoti daugiau jėgų, bet kad šakos būtų tokios tvirtos. Ar ne, tvirtos šakos, tvirtas karkasas, kuris gebės save laikyti. Taigi, žiūrim toliau. Šita šaka, šitas buvo naujas stiebas, labai gražus, bet kol kas jis man kaip ir turbūt nereikalingas. Nors iš kitos pusės jis auga iš šono. Atkirpkim tas apatinės ir tuomet aš dar kartą pasižiūrėsiu, kas iš to gausis. Taigi, žiūrim, ar ne, šita va plonytė. Labai lanksti, todėl aš jau kirpu kol kas su rezervu, nors turbūt pavasarį, jeigu pabus šitos apatinės šakelės, akutės, tai aš tikrai nugenėsiu papildomai. Čia kol kas irgi palieku taip. Ir čia taip. Va. Žiūrėkit, kokios storos, kokios tvirtos ir kai pabūs naujos šakos, tai jos tikrai va turės jėgų ir laikys pačios save. Dabar šitą, jeigu aš apkirpsiu, čia žemai eis, čia eis į vidų ta šaka, ar ne? Čia irgi trukdys. Tai turbūt aš ją vis dėlto, kaip bebūtų gaila ir kaip aš ją saugojau ir buvau parišusi, bet jinai čia trukdys, todėl aš vis dėlto ją kol kas dar paliksiu. Tai kol kas aš ją palikau. Žiūrėsim, kaip ir sakiau, kaip pavasarį pabus.
Dar man gaila su ją atsisveikinti. Na ir lieka tuomet šitas karkasas. Tai kaip matote, kažkas čia augo, bet buvo nukarpyta. Negaliu pasakyti, kodėl, jau neprisimenu. Tuomet viena šaka nelinkusi, jinai nueina į šoną, bet aš ją prikasiau. Nežinau, turiu vilties, kad gal jinai paleis kažkokios šaknis. Na, o su šita dalim, tai pasižiūrėkit irgi. Na, kas iš tokios, pasižiūrėkit, būtų žiedas, tai jinai gulasi, taip. Tai aš šito nežinojau, bet jau šią vasarą, tai tikrai tokias visas papildomas mažas šakas, jas reikės iš karto vasarą nugenėti, kitaip sakant, normuoti, tam, kad hortenzija skirtų daugiau jėgų tokiom stipriom šakom ir kad galėtų formuoti tokį stiprų, matot, nepajudinamą karkasą. Taigi, šitas iš karto be gailesčio, taip pat jas reikia nukarpyti. Tuomet, ką mes čia turim, vėlgi labai, šita jinai labai tokia lieknutė, todėl aš ją atsisakau, jos ir pažeminsiu iki šitos. Čia lieka toks karkasas, bet matot, jisai kol kas dar linksta, jisai nėra pakankamai tvirtas, todėl aš čia palieku minimaliai. Čia bus apie 1-2 akutės ir čia irgi labai norėčiau kirpti labai žemai, bet su rezervu paliksiu taip. Na, o tada šią šaką aš palieku tam, kad galbūt kitais metais jinai man prigys ir aš tada ją tiesiog nukarpysiu. Matau ir dar viena, čia irgi prispausta. Na, o šita šaka kaip ir irgi jinai labai plona ir nelabai jinai čia taip į temą man auga. Bet, kadangi čia bus šitoje vietoje pakankamai tuščia, tai aš ją paformuosiu irgi labai trumpai, tai turbūt čia, taip, tam, kad aš turėčiau, kad šaka augtų į šią pusę. Tai bandom taip. Bandom taip ir pavasarį žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Taigi, patrauksiu tas jau šakas nukarpytas. Tai kaip štai koks karkasas gaunasi. Kažkur yra aukščiau kol kas, bet vėlgi su rezervu. Čia šita šaka greičiausiai ją reikės jos atsisakyti iki čia nukarpyti, bet, kaip ir minėjau, dar tik tai pradedu savo hortenzijų formavimo kelionę. Manau, kad pradžia kaip ir nebloga, bet, kaip sakant, tobulumo ribų nėra. Tai ačiū, kad žiūrėjote, gal kam buvo tai įdomu ir spauskite laiką. Užsirašykite į mano kanalą ir pasakosiu daugiau apie mano kelionę ir mano patirtį su gėlėm. Ačiū ir geros dienos visiems.